sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos. Gerai, tai 4 šios savaitės mačai aptarti, dabar keliausim į standartinę savo rubriką, kurią pristato mūsų rėmėjas Krekenavos, kai norisi mėsos. Tai kaip visada peržiūrėsim vieną iš geriausių LKL dėjimų YouTube playlistę su mėsomis ir keliamės į praėjusį sezoną. Skrajojantis. 2 savaitės iš eilės nusprendžiau eiti su Ąžuolu, turėjom jo epizodą Klaipėdos Neptūno komandai, dabar turim Vilniaus Ryto gretose, nors kaip ir kalbėjom, tas sezonas Ryte nebuvo galbūt toks sėkmingas, kaip planavom iš anksto. Neptūnais sėkmingiau man prisistatė, tai toks prisiminimas iš... Bet šiaip kalbant apie šitą atvejį irgi praėjusį sezoną, tai vat, įdomu iš tikrųjų, koks tas 4 numeris bus Ryte ir ar jisai kažkiek dabar, ar jie ras, kuo pakeisti normaliai Vailį, nes kalbam apie tą Skyliners puolėją, tai pasižiūrėsim, šiaip žiūrėjau aš jį. Manau, kad puolime šiaip neblogas žaidėjas tikrai gali duoti, bet ar tai... Ir šiaip iš tikrųjų turintis panašumų su Tubeliu, bet vat, būtent, kad kaip Tubelis turėjo problemų su pataikymu kai kuriuose rungtynėse ir nebuvo tas procentas labai užtikrintas Ryte, taip ir tas Jadon galima pavardė užkrito man. Lydy, man atrodo. Lydy, jo, taip ir jisai šiaip, tikrai nėra bet klausimas, stabilus metikas. Kažkaip ar tikrai čia pasitvirtins vėl Ryto fanų jeigu tai bus tas, jeigu bus tas žaidėjas, tai šiaip puolime blemą turintis, tikrai įgūdžių turintis, fiziškumą gerą. Tai... Ar tai yra pirmametis žaidėjas Europoje, tai yra rūkis, ar iš karto, Vokietijos lygos žemiau nei vidutiniokose, bet tokie skaičiai, tokia statistika, vis tik padori lyga. Labai įdomus būtų pasirašymas ir aišku, būtų netgi įdomu pasirašyti tokį žaidėją ne tik šio sezono pabaigai, tarkim, žiūrint ir į ateitį, jeigu tu nugriebi tokį taip prisistatantį krepšininką, aš visai žiūrėčiau ilgalaikę perspektyvą, nes tai yra didelių lubų žaidėjas, tu neėmė Augustino Rubito, žinai, kur tu gausi, tu žinai, ką gausi iš esmės. Tokiai Lietkabelis gavo daugiau negu tikėjosi, bet esmė, kad čia gali būti materialo žaidėjo labai aukšto lygio. Jo, jisai, sakau, fiziniai duomenys puikus, gan aukštas, toks šiaip raumeningas, labai tvirtas, fiziškas žaidėjas, mėgsta veidų žaisti, turi labai gerą vidutinį metimą. 17,8.9,5 atkovoto kamuolio. Sakau, kamuolis gerai bėga, į greitą puolimą, pats mėgsta netgi pats paspaus kamuolį. Tai, žiūrint į priekį, tai suprasčiau tikrai tokį pasirašymą, jeigu ten būtų dar net kitiem metam, kur tikrai galėjau gintis, nes turbūt tokia ir mintis turėtų būti, jeigu tu imi ypatingai tuos užsieniečius, tu bandai šaudyti ant jaunesnių, kurie turi didesnę motyvaciją. Vis tiek jis atvažiuoja, žinai, jis dar nori kažką įrodyti Europai, nori dėl kažko žaisti, tai tikrai logiška būtų tokį žaidėją bandyti ilgesniam laikui rašytis. Faktas, aš irgi. Man netgi labiau patiktų nei tas pats Jacobas Vailė, aš nebuvau didelis gerbėjas, daug kas ten mes turėjome ir 5. kėliny diskusiją. Jis pačioje sezono pradžioje labai šiaip gerai atrodė, aš net irgi buvau truputėlį užsihypinęs, kad galvojau, kokia energija, visa kita. Bet kažkaip paskui ta energija pasėdo, taip ir žiūri, toks tas balionas, taip žinai, išsubliuško realiai. Bet vėl čia tas žaidėjas, kur galim kalbėti, nieko konkretaus, man jis neturi kažko tokio, ką, sakai, energija pradžioj buvo, bet tos energijos neliko, nei jis tau aikštę gali kokybiškai išplėsti, nei jis tau fiziškumo labai daug duoda, nei nugarą žaidžia, nei tritaškį turi. Viską kaip ir daro po truputį kažkaip. Tai bet atrodė, žinai, tas žmogus, kuris ims kamuolius labai gerai, ne, iš tos energijos, iš to savo kaip ir dydžio, atletiškumas neblogas, bet su tais kamuoliais nedominavo, jis taip kaip turbūt daug kas tikėjęs ir sakyčiau, labai vidutiniškas gavosi galiausiai žaidėjas. Žinai, būtent atrodė toks tandemas Vailė ir Gudaitis vienas šalia kito, čia atrodė monstriška jėga, turėtų būti net ir FIBA čempionų lygos lygiai, jau nekalbu apie LKL, bet kaip ir sakai, nebuvo kažkaip taip, tai šitas Lydy gali būti neblogas, tas arkliukas, kaip sakant, fizinis, kuris Rytui tikrai galėtų priduoti būtent tos energijos, apie kurią kalbėjom apie Jacobą Vailį. Oro sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos.